Birželio 3, 26 metai. Vladimiras Putinas ruošiasi asmeniškai pasveikinti verslo atstovus ir aukšto lygio vadovus iš viso pasaulio viename svarbiausių Rusijos kasmetinių renginių – Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume. Tačiau būrys Ukrainos bepiločių orlaivių jau pakeliui sugadinti šventę. Iki renginio atidarymo Sankt Peterburge, antrame pagal dydį Rusijos mieste, liko vos kelios valandos po daugiau nei 4 metus trunkančio, sekinančio karo su Ukraina. Šių metų tarptautinis ekonomikos forumas nebus toks didingas kaip ankstesni, tačiau vis tiek išlieka svarbia data Rusijos kalendoriuje. Tai galimybė Kremliui stiprinti santykius su pasaulio pietų šalimis ir demonstruoti savo susilpnėjusią, bet ne visiškai palaužtą ekonominę galią platesniam pasauliui. O dalyvius pasitiks ne kas kitas, o pats šalies prezidentas. Tačiau Vladimiras Putinas dar nežino, kad 26 renginys įeis į istoriją kaip simbolis. Ne kaip Rusijos stiprybės ir galios demonstravimas, o kaip visiško pažeminimo simbolis. Daugiau nei 1000 kilometrų nuo ten, Ukrainos teritorijoje, pilotai ir operatoriai stebi savo ekranus, kai jų smogiamieji dronai artėja prie taikinių. Pasiruošę lieti ugnį ant vienos svarbiausių Rusijos ekonominių ir karinių infrastruktūrų, Vladimiras Putinas mano, kad jis saugus Sankt Peterburge. Jis mano, kad tai pakankamai toli nuo fronto linijų, kad nejaustų tiesioginių savo karo su Ukraina padarinių. Jis tuoj sužinos, kaip stipriai klysta. Šiame Rusijos ir Ukrainos karo etape situacija pasikeitė gana dramatiškai. Tai, kas prasidėjo kaip tariamas lengvos pergalės Rusijai žygis, 2022-aisiais greitai virto alinamų išsekimo karu. Kijevas pasirodė esąs gerokai kietesnis riešutėlis, nei Kremlius kada nors buvo įsivaizdavęs. Bėgant metams, Rusijos impulsas lėtai, bet užtikrintai išblėso. Tuo tarpu jos priešininkas, sustiprintas sparčiai augančios vidaus gynybos pramonės ir milžiniškos sąjungininkų paramos iš vakarų pasaulio, tapo stipresnis. Ir 26 metų gegužę viršų ėmė Ukraina, o ne Rusija. Ukraina ne tik sukėlė daugiau nuostolių, nei Rusija galėjo atlaikyti. Ji ne tik stabdė priešo puolimus fronto linijoje ir netgi atsikovodavo kai kurias prarastas teritorijas palei frontą. Ji taip pat vykdė vis labiau niokojančią ir sėkmingą giluminių smūgių kampaniją prieš taikinius okupuotose teritorijose ir už jų ribų. Kiekvieną savaitę vis daugėjo pranešimų apie tai, kaip Ukraina susprogdino ir padegė įvairius priešo objektus, įskaitant kai kurias didžiausias Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, amunicijos sandėlius, oro bazes ir oro gynybos sistemas. Ir su kiekvienu nauju išpuoliu paranoja Kremliuje vis augo. Net iki tokio lygio, kad Vladimiras Putinas pradėjo slapstytis požeminiuose bunkeriuose, bijodamas dėl savo gyvybės, ir beveik atšaukė garsųjį pergalės dienos paradą Maskvos Raudonojoje aikštėje. Galiausiai šis renginys visgi įvyko, nors ir gerokai kuklesniu mastu. O Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, juokaudamas pasirašė netikrą dekretą ir pažadėjo nesugadinti Putino ypatingos dienos savo dronais ir raketomis. Tačiau tai nereiškia, kad Ukraina ketino atsipalaiduoti. Kitur jos pajėgos toliau naikino infrastruktūrą, atnešdamos visą karo siaubą į Rusijos gyventojų namus. Ir pažadėdamos didinti savo atakų dažnumą bei intensyvumą. Kol iki birželio pradžios nebuvo pasiektas priimtinas taikos susitarimas. Vladimiras Putinas atrodė kaip savo paties šešėlis ir jis dėjo viltis į tarptautinį ekonomikos forumą, tarp ekonomistų žinoma kaip Rusijos Davosas, kad pagaliau bent šiek tiek atgautų savo orumą ir savigarbą. Jo asmeninis prestižas buvo pavojuje, kai jis ruošėsi priimti užsienio aukštus svečius, milijardierius ir įmonių delegacijas iš tokių šalių kaip Saudo Arabija. Tai buvo jo šansas bent iš dalies viską sugrąžinti į vėžes. Tai buvo galimybė skleisti savo pasakojimą ne tik Maskvos gatvėse, bet ir tarptautiniu mastu. Parodyti, kad Rusijos karo ekonomika nėra tokia silpna ir išsekusi, kaip teigia vakarai, kad jų sankcijos neveikia ir karas vyksta būtent taip, kaip suplanuota. Tačiau Ukrainai tai taip pat buvo galimybė. Galimybė pabrėžti savo pranašumą, parodyti savo karinę galią didesniai ir daug įvairesniai auditorijai nei įprastai. Jei ji galėtų smogti Sankt Peterburgui. Tuo metu, kai turėjo prasidėti didysis Putino ekonominis renginys, Kijevas galėtų parodyti visam pasauliui, kokia iš tikrųjų silpna yra Rusija, sugriaudamas kiekvieną Putino paruoštos kalbos žodį. Ir Ukraina jokių būdų negalėjo praleisti tokios progos. Ukrainos saugumo tarnybos, bepiločių sistemų pajėgų, specialiųjų operacijų pajėgų, Ukrainos gynybos žvalgybos ir Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos komandos susivienijo, kad parengtų ataką, kuri sukeltų šoką visame pasaulyje. Tiesioginis smūgis ne vienam, ne dviem,
o 3 svarbiausiams Rusijos infrastruktūros objektams viskas per vieną dieną. Birželio 3-ąją ankstyvo ryto ramybę ir tylą Sankt Peterburgo danguje sudrumstė žemas Ukrainos dronų dūzgimas. Tokiai misijai, kuri turėjo pavykti, Kyjivas negalėjo sau leisti naudoti nieko mažiau nei pačius geriausius savo išteklius. Nors šalies gynybos pajėgos oficialiai nepatvirtino, kokius konkrečius dronus ir taktiką naudojo, įrodymai iš panašių smūgių leidžia manyti, kad jie galėjo panaudoti tokius kaip Firepoint FP1 dronus. Šiuos dronus sukūrė Kyjive įsikūrusi įmonė, jie pasižymė įspūdingų veikimo nuotolių iki 1000 mylių, taip pat gebėjimu gabenti kovinės galvutes sveriančias nuo 130 iki 260 svarų. Jie taip pat aprūpinti Starlink antenomis, kurios leidžia jiems itin tiksliai smogti taikiniams. Net kai tie taikiniai yra didžiuliu atstumu nuo drono operatorių. Tokiam smūgiui būtų buvę būtini tokie dronai kaip FP, nes Ukraina taikėsi į miestą esantį maždaug 680 mylių atstumu už savo sienų. Trumpo ir vidutinio nuotolio dronų tiesiog neužtektų. Tik geriausi ilgo nuotolio bepiločiai orlaiviai galėtų įgyvendinti tokį planą. Tačiau atstumas nebuvo vienintelė kliūtis, kurią Kyjivo kariniai planuotojai turėjo įveikti. Taip pat buvo grėsmė, kad jų dronai bus aptikti pakeliui į tikslą, skrendant per 100 mylių Rusijos teritorijos. Užtektų vieno radaro, kad juos pastebėtų, ir vienos oro gynybos sistemos, kad jis suveiktų. Ir spiečius būtų numuštas dar nepriartėjęs prie savo tikslo. Tačiau Ukraina išmoko nemažai gudrybių, kaip susidoroti su Kremliaus gynyba. Daugelis jos dronų sukurti taip, kad radarų ekranuose paliktų tik menkiausią pėdsaką. Jie dažnai skrenda labai žemai virš žemės, slysta virš medžių viršūnių ir taip manevruoja. O tam, kad lengvai apeitų tokias sistemas kaip S-400 oro gynybos sistema, Ukraina vis dažniau naudoja masalų veikiančius reaktyvinius dronus, kurie dažnai išvis neturi sprogmenų, arba turi jų labai nedaug. Jie sukurti tam, kad prisotintų ar perkrautų priešo gynybą, suteikdami tiek daug taikinių, kad priešas net nežino, nuo ko pradėti. Naudojant šių taktikų derinį, kartu su tuo, kad Ukraina jau buvo sunaikinusi daugybę oro gynybos ir radarų stočių kelyje link Sankt Peterburgo. Iš esmės, sukurdama koridorių, kuriuo jos bepiločiai orlaiviai galėjo saugiai keliauti, Kyjivo dronai įveikė ilgą kelią iki miesto, anksčiau žinoto kaip Leningradas. Ten vietos gyventojai buvo pažadinti iš miego ir puolė prie langų, griebdami savo telefonus ir filmuodami įvykį. Kai Ukrainos bepiločiai orlaiviai įskrido į miesto oro erdvę ir skubėjo link savo taikinio, automatinės oro gynybos sistemos įsijungė, o Rusijos įgulos desperatiškai bandė užkirsti kelią neišvengiamam, bet jau buvo per vėlu. Didžiausi greičiu skrendantys ir į taikinį nutaikyti smūginiai dronai su chirurginiu tikslumu trenkėsi į pastatus ir konstrukcijas JSC Sankt Peterburgo naftos terminale, vienoje didžiausių naftos įmonių visame Baltijos regione. Išsidėstęs daugiau nei 90 akrų plote ir turintis 21 talpyklą tiek lengviems, tiek tamsiems naftos produktams, šis terminalas gali per metus perkrauti 12,5 milijonų tonų. Jis įsikūręs pačioje Sankt Peterburgo didžiojo uosto širdyje, tiekdamas ir išsiųsdamas naftą bei naftos produktus geležinkeliu, upe, keliu ir jūra. Tai vienas svarbiausių mazgų Kremliaus milžiniškoje naftos ekonomikoje. Ir jis to jau pat užsiliepsnos. Tuo tarpu vietos Rusijos gubernatorius Aleksandras Drozdenka vėliau teigia, kad Rusijos oro gynyba sugebėjo numušti 50 priešo bepiločių orlaivių. Vaizdo įrašai ir nuotraukos iš šios vietovės pasakojo visiškai kitokią istoriją. Vienas po kito dronai pataikė į savo taikinius, o kiekvienas smūgis sukėlė milžiniškus griausmingus sprogimus, kurie sudrebino pačias uosto pamatus ir buvo girdimi už daugelio kilometrų. Įsiplieskė didžiuliai gaisrai, o į dangų kilo tiršti, dusinantis juodo dūmų stulpai, užtemdė ankstyvo ryto saulę. Išsigandę gyventojai puolė internete skleisti žinią, o pareigūnai skubiai atšaukė skrydžius netoliese esančiame Polkovo oro uoste. Ir jei Putinas manė, kad jau matė blogiausia, jis labai klydo. Ši ataka tik prasidėjo. Tuo pačiu metu, kai dronai smogė Sankt Peterburgo naftos terminalui, atskiras Piečius jau buvo atsiskyręs nuo likusiųjų. Ir tęsiai skrido link antrojo taikinio, vos už 14 mylių nuo pirmojo. Kronštato karinio jūrų laivyno bazė, įsikūrusi Kotlino saloje Suomijos įlankoje, ko gero yra dar vertingesnė Kremliaus infrastruktūros dalis. Daugelį metų Kronštatas buvo Kremliaus 3-osios atskirosios povandeninių laivų divizijos ir 105-osios laivų brigados bazė. Be to, tai yra vienas pagrindinių Rusijos Baltijos laivyno remonto, priežiūros ir logistikos centrų. Būtent čia atplaukė Rusijos karo laivai, fregatos, patruliniai kateriai ir povandeniniai laivai, kai jiems reikia bet kokių darbų.
Ir tik tokių objektų kaip Kronštatas dėka Rusija taip ilgai galėjo demonstruoti savo galią visoje Šiaurės Europoje. Per visą tą laiką ši jūrų bazė buvo laikoma neįveikiama tvirtovė, saugiai ginama didžiulio jūrų artilerijos tinklo, zenitinių raketų baterijų ir kitų gynybinių sluoksnių. Ir bet kuriuo metu čia ir aplinkui paprastai būna prišvartuota daugiau nei 20 kovinių laivų, taip pat 10 pagalbinių laivų. Visi šie objektai Ukrainos požiūriu yra tinkami taikiniai, naudojant pažangiausias turimas priemonės, jūrai pritaikytus smogiamuosius dronus, aprūpintus realaus laiko vaizdo valdymo sistemomis. Ukrainos pasaulinio lygio bepiločių orlaivių pilotai pralėkė pro išorinės gynybos linijas, prasiskverbė į vidinę salos teritoriją ir susitelkė į daugybę vertingų objektų šioje zonoje. Kaip ir naftos terminale, vietos gyventojai greitai pranešė apie sprogimus, gaisrus ir dūmų debesis, kai dronai pataikė į taikinius. Vienas iš jų taikinių buvo Boikijus, projekto 20380 daugiafunkcis karo laivas, priklausantis Baltijos laivynui. Jis buvo aprūpintas ir visiškai pajėgus paleisti vienas iš pačių galingiausių Rusijos raketų. Pranešama, kad šis laivas pradėjo tarnybą 2013 metais ir buvo sukurtas vykdyti įvairias užduotis, įskaitant pakrančių gynybos operacijas, kovą su laivais ir povandeniniais laivais, taip pat oro gynybą. Jo vandentalpas siekia 2220 tonų, ilgis 342 pėdos, įgula apie 100 žmonių, o didžiausias greitis 27 mazgai. Jis ginkluotas 100 mm pabūklų, 190 mm jūrinių pabūklų, Ural priešlaivinėmis raketomis, Rydut oro gynybos sistema, Packet NK prieš povandeninių laivų sistema ir netgi sraigtasparnių KA-27. Savo asmeninėme angare tai nepaprastas patrulinis laivas, tai rimtas karo laivas. Tačiau jis visiškai nesugebėjo atsilaikyti prieš Ukrainos dronų spiečių akimirksnių, kol įgulos nariai net nesuprato, kas vyksta. Ukrainos dronai smogė Boikiui iš kelių krypčių. Palidovinės nuotraukos ir vaizdo įrašai, nufilmuoti nuo netoliese esančio prieplaukos, parodė kilusius gaisrus ir didelę žalą laivo antstatui. Pranešta apie papildomus gaisrus ir sprogimus kitose šio rajono vietose ir yra tikimybė, kad buvo pataikyta į daugiau laivų. Jie galėjo būti apgadinti ar net sunaikinti. Bet kuriuo atveju Baltijos laivynas patyrė rimtą smūgį, o atakos dar nebuvo pasibaigusios. Kol Baltijos pakrantė degė, dar viena Ukrainos giluminio smūgio puolimo dalis smogė Rusijos gilumai. Maždaug už 370 mylių nuo fronto linijos Tambovo regione yra Mičiurinsko miestas. Šis miestas žemėlapyje gali neatrodyti ypatingai, tačiau čia yra svarbi karinė infrastruktūra. Progress gynybos gamykla, didžiulė ir gerai saugoma pramoninė įmonė, atsakinga už kai kurių svarbiausių komponentų palaikančių Kremliaus karo mašiną – gamybą. Remiantis Ukrainos gynybos žvalgybos, GUR karo ir sankcijų duomenų baze, tai vieta, kur Rusija gamina navigacijos priemonės ir geodezinius instrumentus, leidžiančius jos raketoms taip tiksliai pataikyti į taikinius. Svarbiausia, kad čia tiekiami MP-95 jutikliai, kurie yra gyvybiškai svarbus KH-1 iš oro paleidžiamoms sparnuotosiams raketoms. Taip pat GMS-01D giroskopiniai varikliai naudojami KH-59M2 ir KH-59M2A valdomose raketose. Rusijos oro gynyba taip pat priklauso nuo Progress gamyklos. Jie gamina elektros variklius ir giroskopus, naudojamus Pansir S1 gynybos sistemoje, todėl tai yra itin svarbi vieta Rusijos kariuomeniai. Tik dėl tokių gamyklų kaip ši, šalis gali toliau masiškai gaminti raketas ir jomis bombarduoti miestus, miestelius, karinius objektus bei civilinę infrastruktūrą. Plačiai visame Kyjive, nuo fronto linijų iki pat Kyjivo ir toliau, būtent tai leidžia Rusijai projektuoti savo galią. Tačiau vienas iš tų svarbių elementų buvo faktiškai pašalintas iš žaidimo birželio 3 rytą, kaip ir jie. Sankt Peterburgo regione dronai įskrido į Tambovą, lengvai išvengdami Rusijos oro gynybos prieš susidurdami su Progress gamykla. Vietiniai gyventojai dalijosi pasakojimais apie sprogimus, pakankamai stiprius nuplėšti stogus nuo pramoninių dirbtuvių ir greitai plintančias ugnis, galinčias sunaikinti didelės gamyklos dalis. Atviro šaltinio vaizdai ir liudininkų įrašai parodė dar daugiau tirštų dūmų stulpų, kylančių iš degančio komplekso. Ir nors Rusijos pareigūnai, kaip įprasta, bandė sumenkinti incidentą ir tvirtino, kad padaryta tik minimali žala, nuotraukos pasakojo visai kitokią istoriją. Didelio masto sunaikinimo, primenančios smūgius naftos terminalui ir kariniai jūrų bazei, taip pat dešimtims kitų taikinių, kuriuos Ukrainos dronai buvo atakavę pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais, vaizdas birželio 3 rytą tekanti saulė atskleidė niokojančius vaizdus visame Rusijos regione. Vladimiras Putinas žinojo, kad tai bus svarbi diena. Jis tiesiog nenumatė kodėl.
Jis tikėjosi, kad jo tarptautinis ekonomikos forumas taps pasididžiavimo ir šventės šaltiniu. Vietoje to renginys įvyko, tačiau tarp gerbiamų dalyvių tvyrojo juntama, girdima baimės ir abejonės atmosfera. Kremliaus pareigūnai negalėjo nuslėpti to, kas įvyko. Dūmai vis dar dengė miesto dangų. Sprogimai ir gaisrai buvo girdimi ir matomi tolumoje. Rusijos stiprybės ir stabilumo įvaizdis per naktį buvo sudaužytas visų akivaizdoje ir niekas nebebus kaip anksčiau. Vladimiras Putinas galėjo tik stebėti ir svarstyti, kaip jis galėtų šią situaciją pakreipti savo naudai. Tuo tarpu jo kolega Kijeve, Volodymyras Zelenskis, kreipėsi į savo tautą ir visą pasaulį socialiniuose tinkluose, patvirtindamas didžiulę šalies tolimojo nuotolio operacijų sėkmę ir dalindamasis papildomą informaciją apie jų poveikį. Jis pasidžiaugė priešui taikomomis tolimojo nuotolio sankcijomis ir padėkojo savo šalies drąsiems kariams už tikslumą bei efektyvumą, siekiant priartinti taiką. Visame pasaulyje naujienų antraštėse dominavo ne Putino ekonominis renginys, o dar vienas sėkmingas Ukrainos smūgis priešo teritorijoje. Vienas didžiausių ir geriausių tokio pobūdžio išpuolių. Iš tiesų tai buvo ataka, per kurią 3 atskiri taikiniai, visi esantys 100 mylių už Ukrainos ribų, buvo atakuoti ir patyrė rimtą žalą. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė patvirtino, kad alijansas nemato problemos, jei Ukraina smogia teisėtiems kariniams taikiniams Sankt Peterburge ar bet kur kitur Rusijoje. O Ukrainos pajėgos pažadėjo tęsti kovą tol, kol karas bus laimėtas. Birželio 3-osios platesnės strateginės pasekmės taip pat buvo akivaizdžios visiems. Vienu metu smogta tiek Sankt Peterburgui, tiek Tambovui. Ukraina galutinai įrodė, kad turi visas reikiamas technologijas, žvalgybos tinklus ir taktinį ryžtą, kad galėtų tiksliai smogti bet kur, kur tik panorės. Ne tik okupuotose regionuose, bet ir giliai Rusijos teritorijoje. Tai parodė, kad atstumas Kremliui nebėra apsauga, o net ir infrastruktūra, kuri atrodytų yra saugi, iš tikrųjų tokia nėra. Ukraina taip pat pasiuntė žinutę Putinui, kad nėra vietos, kur jis galėtų pasislėpti, nėra kur pasitraukti, nėra kur tikėtis ramybės. Ir tai nebuvo pirmas kartas, kai Ukraina surengė drąsų išpuolį giliai Rusijos teritorijoje. Norėdami pamatyti, kaip Ukraina sunaikino milijonus dolerių kainuojančius branduolinį ginklą galinčius nešti orlaivius, naudodama $1000 kainuojančius bepiločius dronus, spauskite vaizdo įrašą savo ekrane dabar ir pasimatysime kitame mūšio lauke.